apie galimai galbūt Akmenės krašte įsikursiančią įmonę, kuri gamintų metanolį. Kas tai yra žinoma savivaldybei pačiai, ar tai yra jau faktas, kad ta gamykla čia kūrėsi Akmenės krašte, ar dar yra tų tokių abejonių? Ja, tai visą laiką, kaip pasakyti, fakto, kad jinai kūrėsi, tikrai nėra. Faktas atsiranda tada, kada aiškiai pasirašome investiciniai planai, kada aiškiai yra skirta žemė. Sakykime, šiuo atveju esmė yra tame, kad mūsų žiniomis yra daroma galimybių studija dėl galimai įsikurti, sakykime, šalia Akmenės cemento šitai gamyklai. Tai ką tik teko bendrauti ir su Akmenės cementu, kadangi pradėjo čia rutuliotis ir matėm šiokių tokių visuomenės pakilimo, sakykime, šalia mūsų jūros, sakykime, Darbėnuose ten, tai domėtis pradėjom, nes kažkokio ypatingo kontakto, kai žinot, atvažiuoja investicija, bando susitikti su savivalda, pradeda kalbėti apie tas investicijas, nebuvo, buvo gal keli bandymai kontaktą, kad tokią gamyklą gal statyti Papilės miestelėje. Ir su jais bendraujant, aš irgi paprieštaravau, tikrai sakau, mums Papilė ir Akmenės miestai nėra numatyti kaip industriniai miestai. Mūsų bendrajam plane visa industrija susitelkia ties naujos Akmenės, vadinkim, pramoninės zonos Akmenės cemento ir lezo. Ir taip pat Ventos pramoninė zona, sakykime, visa ta dalis. Tai šiuo atveju buvo iš karto atmesta ta alternatyva. O šiuo atveju aš suprantu, kad ieškomas tiesiog alternatyvos, į kurios gali duoti atsakymus, sakykime. O šiandien kalbėti iš viso, kas tai per gamyklą, tai tarši, netarši, ar tik mes bijom žodžio vandenilis susijusi su vandenilinė bomba. Tai kai manęs irgi klausia, jūs už ar prieš, tai aš negaliu būti už ir prieš, kol nežinau pats, apie ką eina kalba. Tai manau, kad tas kalbėjimas, bendravimas ir ta pati galimybių studija, kuri bus daroma, kuriai gali pritarti savivaldybė, gali nepritarti savivaldybė, tai tada ir duos atsakymus. O šiandien vienareikšmiškai pult dėl kažko prieš, nežinant, kai kur matant spekulaciją, tarkim, rodoma Norvegijos gamykla, kuri statyta 80 metais ir kad jinai ten degė. Tai pas mus Akmenės cementas irgi kelis kartus dega padangas, natūralu, kad pramoniai visko būna, sakykime, tai dabar čia bandyti, kad žiūrėkit, užsidegė, ir kas atsitiko, kad užsidegė. Tai šitoj vietoj, taip kaip aš paveiksluočiau lėktuvą ir žiūrėkit, jisai nukrito, gal neskraidykim, nes lėktuvai krenta. Tai aš suprantu, kad visada tokių baimių atsiranda, bet tam, kad jų nebūtų, mes turime išgirsti atsakymus ir natūralu, kad formuojasi diskusijos. Akmenės kraštui kokia nauda galėtų būti? Tai iš tikrųjų dabar, kai mes pradėjom gilintis, visa mūsų savivaldybės komanda stipriai dirba, mes renkam duomenis apie pačią įmonę kaip Energy Europa. Tai yra vienas didžiausių irgi pasirodo žalių green technologijų, ką mes kalbam apie tvarų energijos gaminimo, energetikos. Tai viena didžiausių kompanijų, rimta kompanija, ne kažkokių ten apsišaukėlių ir taip toliau. Ten dabar kalbam apie Lietuvoje įkurtą įmonę, tai natūralu, kad tokia kompanija įkuria Lietuvoje įmonę, kuri tvarkosi leidimus ir taip toliau ir jinai naujai įkurta, sakykime. Mes stebime jų investicinius projektus, kaip ir minėjau, kad dabar jie stato irgi netgi pačioj Danijoje tokią pat tipo gamyklą. Tai iš tikrųjų esu meras tas, kuris kol pats nepamatau, nepačiupinėjau, nesakau iš karto nei taip. Kai atsimenate, čia buvo kalba apie tą vadinamą dešrelių fabriką, kur irgi nieko bendro neturėjo su dešreliam. Ten, tarp kitko, irgi buvo gaminamas būtų biometanas ir baltymai iš grūdų perdirbto žaliavos. Ir man teka su mūsų komanda važiuoti į Vengriją, pažiūrėti tokią pat gamyklą, kuris stovi ant Dunojaus kranto. Ir aš atsimenu, kai airiai investuotojai sako, mes ėmėm iš tos vietovės mokytoją, mediką, kunigą, bendruomenės atstovus ir vežėme į Ameriką parodyti, kaip tokia gamykla atrodo ir kad čia nėra baimių, kurios keliamos visuomeniai ir kad čia nėra tiek tos taršos. Tai mums irgi buvo tikslas įsitikinti, kaip iš tikrųjų bus. Tai šiuo atveju aš manau, čia irgi turėtų būti panašiai, kada prasidės tokia gamyba, kad ją matyti. O kas tai yra per įmonę, ar yra tarša? Antras labai svarbus irgi dalykas, jiem reikia didžiulių kiekio energijų, didžiulio kiekio vandens, sakykime, naudojama arba švaraus, arba techninio. Tai yra siejama ir su valymo įrengimais. Man čia kažkas pradėjo kalbėti, ar mūsų
valymo įrengimai naujos Akmenės patems tokį galimą taršalų kiekį. Tai aš visada vėl akcentuoju. Naujos Akmenės valymo įrengimai yra buitinių nuotekų valymo įrengimo, ne gamybinių. Tai reiškia, jie turėtų statyti pas save nuotekų valymą. Kokia nauda? Nauda viena iš labai stiprių, ką ir vėlgi suradę informaciją dabar jau Danijoje, kad tokia pramonė yra siejama su labai dideliu šilumos pertekliu. Tai galimybė yra atsivesti vamzdyną ir tiekti į vamzdyną šilumą ir tarkim, kad akmeniečiam šildymas atpigtų maždaug 5 kartus, faktiškai reikėtų išlaidas dengti tik trasų eksploatacijos. Nes ta prasme, jiems šilumą vis tiek reikėtų kažkur išleisti, ją panaudoti. Tai šiuo atveju mes tą šilumos perteklių galėtume naudoti miesto ir karšto vandens gamybai. Aišku, tai yra aukštos technologijos, kad ir 50 ar 40 darbo vietų Akmeniai irgi labai svarbu. Plus vėlgi tai yra, vadinkim, know-how. Jeigu nenori, einam prie vandenilio. Tai šiandien tie protestuotojai, kai kurie kartais irgi gali kilti abejonę, ar tos susikūriamos iniciatyvinės grupės, ar prieštaraujantis nėra, sakykim, gal kur mes aiškiname, mažinkim iškastinio kuro, nenaudokim naftos, pereikim prie elektros, ar tai nėra vėlgi kažkokių lobistinių veiklų, lobistinio darbo, kad reikia kažką čia priešinti ir kad tokios technologijas neateitų. Tai grįžtų prie to, kad tų tokių abejonių nekiltų, mes turim tiek išanalizuoti ir kalbėti su investuotojais ir nesakyti jokių būdų čia neikit, o iš kitos pusės irgi mums žmonių saugumas, žmonių vadinkim tarša aplinkos, mums labai svarbu, sakykim, nežiūrint tai, kad ir Akmenės cementas, kuris savo laiku turėjo 8 krosnis ir iščiaugęs sniego pilką reikėdavo nustumti, kad baltą pamatyti, ko mes dabar matom, to nėra. Tai mes supraskim ir tie dabar aplinkosauginiai reikalavimai, kurie yra europinio lygmens, nepradėkim galvoti, kad čia bus pastatytas kažkoks samagono aparatas, kad daug kažkokių išteklių ir čia visur aplinkui sklis kažkokia smarvė ir panašiai. Bet aš sakau, tiesiog manyčiau, kad ateityje, jeigu iš tikrųjų realiai, nes jeigu šiandien man paklaustų, kiek procentų tikimybė, kad šita gamykla atsiras Akmeniai, aš manyčiau tik 20-30 procentų, nes vienas svarbiausių alternatyvų, kur matau, kodėl jie renkasi arba, sakykime, Pajūris arba Akmenė, tai yra arba tu eini šalia arti žaliavos, o Akmenės cementas tikrai statys CO2 gaudimą ir suskystimą, dekarbonizuojant į skystą, kas jiem reikalinga kaip žaliava. Tai cementas žinau, kad planuoja iki 800 000 gaminti, jiem tokios žaliavos iki 200 000. Aišku, cementui ko gero irgi interesas, kad nereiktų išvežti Šiaurės jūrą laidoti tą CO2. Kitas dalykas, kodėl prie jūros. Mūsų žiniomis, kaip aš sakau, dirbom visom sritim, ieškom visą informaciją. Šita kompanija dalyvauja jūros vėjo parko konkurse. Nes jiem reikia 1,2 tero kiekio elektros pagrinde gamybai, kas natūralu, kad reikia tau to šaltinio, būtent energetikos. Tai šiuo atveju netgi Pajūris, aš manau, jiem labiau, jeigu jie iš tikrųjų laimės šitą konkursą, labiau patrauklus negu mūsų Akmenės rajono savivaldybė kaip teritorija. Tai šiuo atveju mes gal įdomus kaip žaliavos galimi turėtojai, tengi įdomu kaip energetika ir realizacija. Tai šiuo atveju aš manau, kad ten vis dėlto patraukliau. Ar šiandien gal jeigu ne Darbėnuose, tai gali kitoje vietoje atsirasti. Tai čia laiko klausimas, sakykime. Bet aš tik tiek atsakau, tas toksai bandymas sukelti ir gąsdinti visuomenės, jisai neturėtų būti. Ir ypatingai, kai matau dabar prieš rinkiminę situaciją, kai įvairūs populistai, įvairūs čia galimi gamtosaugininkai, visur bet ką darydami, toj pat blokuokim, toj pat uždrauskim, sakykime. Taip, mes savivaldybė irgi rūpinamės. Praeitą savaitę pas mus buvo atvažiavę vieni investuotojai, kurie norėjo gaminti asfalto gamyklą ir statyti ją Leze, netgi čia prie Akmenės. Tai sakau, nepykit. Ta prasme, mes negalim kiekvieną investiciją su džiaugsmu priimti, sumažindami mūsų žmonių gyvenimo kokybę, sakykime, tas balansas tarp kokybės ir gyvenimo ir investicijų irgi turi būti išlaikytas. Tam yra Lezas prie Menčių, kur praktiškai nėra gyvenamųjų arti pastatų, namų, gyvenviečių ir panašiai.